Sveiki, mielieji! Noriu mus visus pasveikinti su rugsėjo 1 ir labai klaidinga galvoti, kad rugsėjo 1 tai yra šventė skirta tik tais vaikams ir moksleiviams. Gyvenimas tai yra nesibaigiantis universitetas ir esu įsitikinęs, kad šiais metais mes visi kažko tai išmoksime. Ir ypač išmoksime tie, kurie turės daug iššūkių, nes visas mokymasis ir vyksta tose vietose, kuriuose mes jaučiamės, kad kažko nesuprantame, kažko nepagauname ir tada pradame ieškoti, kaip visą tai išspręsti. Prie viso šito nuostabaus mokymosi dalyko norėčiau paminėti ir dar vieną opią temą, kuri Lietuvoje yra šiek tiek ignoruojama. Tai yra svaigalų problema. Kaip žinote, mokyklos tai yra tos vietos, kuriuose svaigalų platintojai labai dažnai lankosi, siūlydami savo prekes ir savo paslaugas tiems, kurie tas paslaugas nori iš jų įsigyti. Tai yra mūsų visų vaikai, moksleiviai ir taip toliau. Taigi, kaip galima padaryti, kad visa šita problema pradėtų mažėti ir tirpti? Mes negalime pašalinti visų svaigalų iš gatvių, tai yra tiesiog neįmanoma. Per daug yra skylių, per daug visokių šaltinių, per kuriuos visi tie svaigalai papuolė į gatves ir jie tiesiog čia yra. Aš šią vasarą su savo vaikais plaukiau Nerimi ir kol nuo Valakampių pliažo daplaukiau iki Baltojo tilto, mes kokius gal 5 kartus užuodėme upės viduryje marihuanos kvapą. Einant Vilniuje, Užupyje arba kitose įdomesnėse vietose visą laiką galima pajusti kanapės dūmų kvapą. Netgi taip vadinamuose sąmoningumo festivaliuose dažnai sutinkamas kanapės dūmelis ne šiaip sau. Todėl, kad kai kurie žmonės turi tokį labai įdomų suvokimą, kad jeigu ateina iš gamtos, tai būtinai reikia vartoti. Jeigu gerai nusimanote apie svaigalų gaminimą, turbūt žinote, kad degtinę galima pagaminti iš rūgių. Rūginis samagonas, kitaip sakant, yra gaminamas iš javų. Iš to, ką gamta mums duoda. Bet tai nereiškia, kad alkoholis mūsų sveikatą kelia į aukštumas. Taip yra manančių, kad reikia išgerti po 50, po 100 gramų į dieną ir viskas bus feng shui, tačiau tai yra klaidingas manimas. Gamta mus sukūrė tokiais, kokie esame, mums suteikusi visko, ko mums reikia. Jeigu mes pjauname grybą ir pradedame gyventi neteisingai, mes pradedame sirgti, tada mums reikia vaistų. Bet jeigu mes nekeičiame ligos atsiradimo priežasties, vaistai bus bejėgiai kažką tai pakeisti. Taip pat ir alkoholis arba svaigalai, visi kiti kokie tai bebūtų, ar tai būtų rūkomi, ar kitaip vartojami, jeigu jie yra skirti tam, kad pagerinti mūsų savijautą, nes mes jaučiamės ne kažką, tai gal visų pirma mes turėtumėm pradėti galvoti, kodėl mes taip jaučiamės ir ką padaryti, kad mes jausmėmės kitaip. Esu turbūt vienas iš labai nedaugelio tėvų, kurie yra padarę tokį drastišką dalyką. Mano vaikai niekados nėra išgirdę iš manęs klausimų apie pažymius. Aš niekados neklausdavau, kokius pažymius jie gauna mokykloje. Nes man labiausiai rūpėjo, kaip jie jaučiasi mokykloje. Kaip jiems pamokas praeina, kaip mokytojai bendrauja su jais, kaip bendrauja jų klasiokai, kaip jie patys domisi dalykais vienokiais arba kitokiais mokykloje. Ir tai yra pagrindinis dalykas, kuris rūpėjo man asmeniškai. Aš suprantu, kad yra tėvų, kuriems labai patinka gražūs skaičiai ir jie nori, kad jų vaikai visą laiką pirmautų, nes jie savo pralaimėjimus ir savo nepadarytus dalykus sukrauna ant vaikų sprando ir sako, nu tu vaikai, dabar būsi pirmūnas visame kame. Ir tuos vaikus visaip emociškai žaloja, jeigu jie per prievartą mokosi kažkokių tai dalykų, kurių jie nemėgsta, kurie visiškai yra neaktualūs jiems ir nesugeba pasiekti kažkokių aukštesnių rezultatų. Tad visi tie tėvai, jiems kels įtampą savo
špokų galvose ir tada tas špokas norės atsipalaiduoti, o kadangi jie mokosi iš savo tėvų ir mato, kaip jų tėvai atsipalaiduoja savaitgaliais arba švenčių metu, tai jie ras savo būdus atsipalaiduoti, kurie bus daug greitesni, efektingesni ir kurie galbūt neturi tokių grėsmingų pagirių, kokios matosi jų tėvų fizionomijose, kai tėvai pabunda kitą rytą po išgertuvių. Taigi, ko mes mokysime šiais metais? Mes mokysimės blaivaus gyvenimo. Ne dėl to, kad tai reikalinga kažkokiems blaivininkams, ne dėl to, kad tai yra kažkoksai sektos judėjimas apie blaivybę, o dėl to, kad mes ieškosime pavyzdžio, kurį mes galėtumėm perduoti savo vaikams, kurį jie galėtų matyti ir galvoti, aš noriu gyventi taip, kaip gyvena mano tėvai. O kadangi mes gyvendami dar norime ir gyventi maloniai, tai mes turėsime mokytis ir šokti, ir dainuoti, ir daryti kitokias veiklas, kurios mums keltų gerą nuotaiką. Ne svaigalų pagalba, ne kažkokios chemijos pagalba, o natūralaus ryšio, oksitocino ir visų kitų tenais mūsų kūnus esančių hormonų pagalba, mes mokysimės visą tai patirti. Sekantis dalykas, ką mes mokysimės priimti žmones, tuos, kurie vartoja svaigalus. Kaip ir minėjau, Vilnius tikrai dvokia marihuanos dūmais ir nei policija, nei kalėjimai nesustabdys to dalyko. Tai tapo mūsų kasdienybė. Ir mes tai turime, mes galime užsimerkti, mes galime užsispausti nosis, bet niekas nuo to nepasikeis. Tai yra. Dabar mes turime galvoti, ką mes galime padaryti su tuo ir ką tai mums visiems reiškia. Tai reiškia tik vieną dalyką, kad yra labai daug žmonių, kurie gyvena įtampoje. Dabar apsižvalgykime aplinkui ir pagalvokime, kodėl visi čia tokie užsiparinę ir įtampoje. O galbūt todėl, kad mes esam prikėlę labai daug visokiausių lūkesčių, poreikių ir mes vieni kitus smaugiame visokiausiais reikalavimais būti ne tuo, ko esame, o būti kažkuom, kuo nesame, kas ir kelia mums įtampą. Kadangi mes esame labai stipriai įtakojami medijos, žiniasklaidos, televizijos ir visų kitų ten dėdžių, kurie sėdi Seime, kurie šneka visokiausius vėjus ir kelia mums įtampą, tai mums kyla noras natūraliai viso to pasiekoje ir atsipalaiduoti, nes kitaip mes negalėsime naktimis miegoti ir tada pervargsime ir tada visiškai išprotėsime. O kad tai nenutiktų, mes turime rasti būdus atsipalaiduoti. Tai vienas iš būdų atsipalaiduoti yra nustoti žiūrėti teliką. Jūs net neįsivaizduojate, kai aš atsisakiau teliko 10 metų atgal, mano gyvenimas nušvito naujom spalvom. Atsirado daug laisvo laiko daryti dalykus, kurie mane asmeniškai augina ir brandina. Atsirado daug laiko savanorystei, laikui gamtoje, rašymui, knygų skaitimui ir kitiems dalykams. Sekantis dalykas. Pradėti jausti, ką jaučia jūsų kūnas, ką reiškia įtampa. Yra toksai pasakymas. Kaip buvo darytas toks eksperimentas apie varles, kurias įmetė į šiltą vandenį ir jos pajutusios, kad tai yra labai šiltas vanduo, iškart iššoko, nes suprato, kad tai yra pavojinga. Tada tas varles sumetė į tokį vėsesnį vandenį ir temperatūrą vandens kėlė iš lėto. Varlės po biškį adaptavosi, kol jos suprato, kad vanduo yra per karštas, bet jos buvo jau bejėgės iššokti ir išvirė gyvos. Taip, jos ignoravo tą kylančią temperatūrą vandenyje. Ir tai reiškia, kad mes ignoruojame mumise kylančią temperatūrą, mumise kylančią įtampą, kol vieną dieną būna ir infarktas arba dar kažkas tai panašaus. Sekantis dalykas, šiandien girdėta istorija kažkur tai ten socialiniai medijoje apie mokytoją, kuris klausė savo mokinių. Jeigu, sako, eidamas ir neždamas rankoje kavos puodelį, tu atsitrenki į kitą žmogų arba žmogų, kuris atsitrenki į tave ir tu jį apliejai tą kavą. Ką tai reiškia? Kodėl taip nutiko, klausė mokytojas. Ir mokinys sako, gal dėl to, kad į mane atsitrenkė tas žmogus. Ir mokytojas atsako, žiūrėk, tai nutiko dėl to, kad tu puodelį nešeisi kavą. Jeigu būtum nešęsis arbatą arba vandenį, tu būtum apylęs tą žmogų arbata arba vandeniu. O jeigu puodelis būtų buvęs tuščias, tu nieko nebūtum to žmogaus apipylęs. Ir tai ateina suvokimas. Tai, kad mes
taškome aplinkui tai, ką nešame savyje. Mumise yra negatyvas, įtampa, dar visokie tokie dalykai. Mes visą tai ir transliuojame ant aplinkinių, taškomės, kai jie mus atsitrenkia savo dėmesiu, savo klausimais, savo pastebėjimais arba kitokiais dalykais. Ir reikia suvokti, jeigu mes sugebam susitvarkyti su savo vidumi ir mes tampame viduje ramus, laimingi ne dėl kažko, o dėl to, kad mes susitvarkime savo emocinį lygį, svorį, ten visą kitką, kad galų gale pradėm jaustis laimingais žmonėmis, tada, kad ir kas mums bet trenks, mes arba nieko neišpilsime ant tų žmonių dėl to, kad nėra ką išpilti, arba išpilsime pozityvą, gražias emocijas ir visus kitus dalykus. Taigi, visų tų dalykų šiais metais mes turime galimybę išmokti. Ir jeigu mes to dalyko nesimokysim, mes būsim palikti dar vieniems metams, kaip ir esame iki šiol palikti tose pačiose vietose, kuriuose mes buksuojame ir dar kartą buksuojame. O galima išmokti labai daug visko. Tiek emocinio intelekto, tiek nesmurtinės komunikacijos ir dar daug visokių gražių dalykų, kaip blaivybės, džiaugsmo lygioje vietoje, gebėjimo mėgautis paprastais dalykais ir taip toliau. Taigi, linkėdamas jums geros rugsėjo 1, linkiu ne vien tik jūsų vaikams sėkmės, bet ir jums visiems. Nes man tai yra labai svarbu. Aš buvau pats iš tų vaikų, kuriems mokytis buvo be galo sudėtinga, nes nežiūrint į tai, kad mokytojai man visą laiką sakydavo, Kęstai, tu turi galvą, kodėl tu nesimokai, man buvo sudėtinga mokytis. Ir tas sudėtingumas jisai kilo dėl to, kad man būtinas yra emocinis ryšys su mano mokytojais. Jeigu jo nėra, aš negaliu mokytis, aš negaliu priimti tos informacijos. Galbūt todėl man toks didelis atsparumas yra visokiausiai tenais propagandai arba negatyviai informacijai. Vien dėl to, kad jeigu žmogus yra negatyvus ir nuo jo ten žaibai laksto, aš tiesiog neprisijungiu prie jo ir man neišeina nieko iš jo paimti. Dėl to nuo manęs viskas nubyra, kad ir ką jie meta į mane. Taigi, visa tai yra mokama ir išmokstama. Ir man yra labai svarbu, kad tokie vaikai, kaip kad aš buvau, neliktų už borto, būtų suprasti, būtų priimti, būtų mylimi. Nes kai mes užaugame, mes galime duoti kažką tai vertingo visai šitai visuomeniai. Jeigu jūs to abejojate, jūs galite tiesiog peržiūrėti visus mano kitus klipus arba pasidomėti mano visom kitom veiklom, kurias aš darau Lietuvoje. Ir vieną akimirką, kai aš buvau vadinamas žmogumi be ateities, nieko vertas šiukšlių maišas, dabar esu šioks toks kitoks. Ir tai nutiko vien dėl to, kad atsirado žmonių, kurie manim tikėjo, kurie sakė, kad viskas bus gerai. Aš jais patikėjau ir manau, kad gyvenimas mano yra tikrai nuostabus. Būtent tokio gyvenimo linkiu ir jums, kad jums būtų ramu, paprasta, gera ir malonu ir jums nereikėtų jokių svaigalų, kad galėtumėt jaustis nuostabiai. Tai va, gerai, gražios jums toliau šventės ir iki kitų kartų. Ate.